18 metų žmogus jau jisai turi iš tikrųjų tą tokią atsakomybę turėti, bet ne prieš mokyklą, o prieš namus, prieš tėvus, prieš tos žmonės, su kuriais jinai gyvena. Čia turi būti atsakomybė. Mokykla, sakau, tik ne ten yra. Bet namai, kai jūs matot per tą tokį, matyt, per didelį rūpestį joje išaugo tironiukas kažkoks toksai, kuris nevertina jūsų, gali būti taip. Užtat ir nėra to tokių mainų. Užtat ir jūs nusivylusi esat viskuo ir savim ir jie. Bet čia yra labai daug jūsų pačios padaryta. Jūsų nebrėžiamos tos ribos ir kišimasis ten, kur nereikia. Neatsiskyrėt kažkokių tai dalykų, suplakėt viską į vieną, atrodo, va, viską gerai darau. Atrodo, vienai dukrai taip dariau, paėjo, antra dukra, žinokit, yra kitas žmogus. Ir tarp jų skirtumas, nemažas yra. Taip, kad tas skirtumas, jūs kai pagimdėt antrą dukrą, jūs buvot kita moteris jau. Jūs ją vėl kitaip auginot negu pirmąją. Jūs buvot vyresnė jau. Vėl kažkokių prisigaudžius, kažkokių tai minčių, idėjų, kurias naudojat jos gyvenime.